Sveiki, galės demonai. Na ką, šiandien turim tokį video. Pagaminau dėžę, pažiūrėsit, kaip gaminau tą, o gaminau vien dėl to, kad atėjo laikas atsinaujinti. Žodžiu, savo, ką turiu įrangą dabar pardavinėsiu. Ir esmė tokia, noriu parduoti subą. Apačioje yra mano uždara, tvirta, didelė, grubiai 115 litrų vidinio tūrio dėžė, bet jinai yra aukšta. Kadangi pas mane Taurano yra pažemintas grindas, tai kad būtų gražiai ir tvarkinga. Todėl liaudžiai netinka. O mūsų liaudis tokia, kad visi nori pirkti gatavą produktą. Niekas nenori gamintis, niekas nenori nieko daryti. Tai priėjau sprendimą, nusprendžiau, reikia pagaminti dėžę, kuri tiktų daugeliu žmonių, su standartiniais plius minus išmatavimais, pločio aukščio. Ir dėžę padariau standartinį 32 tiūnų, kad sugrotų tiek aukšta muzika, tiek nigeriškas repas. Žodžiu, visiems tinkama bendra. Garsiakalbis geras, stiprintuvas geras. Ir dabar dėžė nauja, tvirta, kainavo, aišku, nemažai medžiagos ir laikas ir darbas. Tai, bet ko nepadarysi, kad liaudis būtų patenkinta. Tai va, kviečiu pasižiūrėti, kaip aš dariau viską, matavimus, testavimus ir patį rezultatą, kaip groja mašinai. Nauja dėžė, garsiakalbis senas, bet šiuo atveju yra portinė, pirmai pas mane buvo uždara. Tai vėl, garso kokybė, aišku, viskas tvarko, gerai. Ir patys pamatysit, koks efektas. Taigi, gero žiūrėjimo ir jeigu jūs domina, parašykit man. Gali būti jūsų šitas daiktas.
kokio tiuno dėžę aš padariau. Paprastas dalykas - pamatuoti. Nes daug kas gamina, daug kas sako, dėžė tenai 32, 29 ir taip toliau. O kaip jie tą parodys, nematavęs nežinosi. Tam reikalingas yra, pasijungiam garsiakalbį, matavimo prietaisas ir dabar pamatuosim. Čiukšt, turim žemiausias taškas 32. Taigi, vienas dalykas dar, jeigu norit, galiu jums pamatuoti jūsų garsiakalbius, suprojektuoti dėžę, gal kartais ir pagaminti. Skaičiavau 32, gavosi grubiai 32. Kaip ir pataikyta. Taigi mašiną įsidėjau, pasileidau mikrofoną, pasitestavau viską ir va ką gavau. Iš esmės, subas be jokio ekvalizerio, grinai plokščias kiek eina, uždėtas filtras, aišku, 80 ir labai daug energijos, 40, 50, 30 Hz ir groja iš tikrųjų iki 20 Hz. Vat puikiai viskas groja. Ir tada sekantis matavimas, kur pasileidau. Taip, čia gal taip geriau atrodyt. Dabar susirasim, va, šitie du. Nekreipkite dėmesio į šitą vietą, nes žinau, pas mane problematiškai yra su mydais. Tai dirbsim, bus sekantis video. Iš esmės groja. Truputį pažaidžiau su lygiais. Turim pikų, aišku, bet dabar tingiau realiai net nieko negaudžiau. Iš esmės 2 setai. Kas norėsit paklausyti, kiek turi smarvės. Šiaip žiauriai didelis skirtumas, kažkiek yra 115, ne, ir sakykime viskas dabar grojant 75. Tai daug, 40 decibelų. Ir tada numetus lygį, aišku, vis tiek yra baisiai daug, bet daugiau mažiau galima klausytis. Tai dabar jeigu pasidarysim biškį. Mažiau, kad būtų matyti. Yra keli pikai, aišku, reiktų su ekvalizeriu pažaisti, bet iš esmės groja iki 20 Hz ir man tai labai patinka. O žemiau jau nebelabai kabina, nes aš uždėjęs subsoniką. Tai va, groja, dabar važiuojam į laukus, nes namuose tikrai nefilmuosiu. Kaimynai labai supyks. Pažiūrėsim, kas groja.